Sveiki, brangūs draugai, su jumis Valdemaras ir podkastas 5 minutės. Aš nevertas. Tai girdėdamas, Jėzus stebėjosi ir kalbėjo einantiems iš paskos. Iš tiesų sakau jums, niekur Izraelyje neradau tokio tikėjimo. Mato 8 skyrius, 10 eilutė. Šimtininkas neabejojo gelbėtojo gale, jis nebuvo matęs išgelbėtojo, tačiau kalbos, kurias jis girdėjo, sužadino jame tikėjimą. Kristaus mokyme, koks jis jam buvo perduotas, jis rado tai, kas tenkino jo sielos poreikį. Visa, kas buvo dvasiška, atsiliepė į gelbėtojo žodžius. Bet jis jautėsi nevertas prieiti prie Jėzaus, todėl kreipėsi į žydų vyresniuosius, kad jie paprašytų pagydyti jo tarną. Pakeliui į šimtininko namus Jėzų pasiekė žinia nuo paties pareigūno. Viešpatie, nesivargink, aš nesu vertas, kad užeitum po mano stogu. Bet išgelbėtojas vis tiek ėjo savo keliu, kol galiausiai pats šimtininkas asmeniškai atėjo užbaigti savo žinios. Aš taip pat savęs nelaikau vertu ateiti pas tave, bet tark žodį ir tepasveiksta mano tarnas, juk ir aš pats, būdamas valdinys, turiu savo pavaldžių kareivių. Taigi aš sakau kuriam nors iš jų, eik ir jis eina. Luko 7 skyrius 8 eilutė. Eik, tebūnie tau, kaip įtikėjai, atsakė Kristus, ir tą pačią valandą tarnas pagijo. Mato 8 skyrius 13 eilutė. Žydų vyresnieji pagyrė šimtininką dėl palankumo, kurį jis rodė mūsų tautai. Jis yra vertas, jie sakė, nes yra pastatęs sinagogą. Bet šimtininkas apie save pasakė, aš nesu vertas. Jo širdis buvo paliesta Kristaus malonės. Jis matė savo nevertumą, bet ir bijojo nepaprašyti pagalbos. Jis pasitikėjo ne savo gerumu. Jo poreikis buvo didžiausias argumentas. Jo tikėjimas pastebėjo tikrąjį Kristaus charakterį. Jis netikėjo juo vien tik kaip stebukladariu, bet kaip draugu ir žmonijos išgelbėtoju. Taip pas Kristų gali ateiti kiekvienas nusidėjėlis. Išsižadėdami bet kokio pasitikėjimo savimi, mes galime žvelgdami į kryžių tarti. Nesiūlydamas už tai naudos, prie tavo kryžiaus aš glaudžiuosi. Su jumis buvo Valdemaras ir podkastas 5 minutės.